Sveiki! Automobilių sportas turi daugybę disciplinų ir dar daugiau skirtingų kelių, bet beveik visi jie prasideda labai panašiai – nuo slalomo. Iš tikrųjų, slalomas yra labai įdomi sporto šaka, iš kurios aš jau neišlipu bene 10 metį, per kurį iškovoti 2 čempiono titulai, sporto meistro vardas ir atrodo viskas jau laimėta ir ką čia dar beveikti. Negaliu nevažiuoti, kai yra paruošta mašina ir kai yra tiek konkurencijos ir tiek kolektyvo ir tiek augančių ir ateinančių vairuotojų. Tai slalomas visų pirma yra tikslumo sportas. Čia nereikia labai galingų automobilių, čia svarbiausia padangos, amortizatoriai ir automobilio vikrumas, hidraulinis rankinis. Ir svarbiausia yra važiuoti susidėjus į galvą trasą, nes slalome pirmų numeriai eina tikslumas, o tik po to greitis. Nes jeigu tu važiuosi greitai, bet važiuosi ne ten, iš to rezultato nebus. Tai tikrai džiugu matyti, kad kasmet prisijungia ir naujų veidų, ir jaunų veidų. Mes, kaip sakau, jau ta nueinantį slalomą veteranų karta, džiaugiamės, kad vis dar esam sąlyginai greiti ir galim konkuruoti su jaunimu, bet matom, kad ateinantis jaunimas yra beprotiškai greitas, labai techniškai gerai pasiruošęs ir suprantantis viso šito sporto esmę. Tai tikrai net ir nusileidus jaunesniem, greitesniem, pajėgesniem, jauniem sportininkam nėra liūdna ir nėra apmaudu. Tai rodo, kad sportas mūsų turi pamainą augančią, ateinančią ir mes kažkada baigsim gal visai savo karjerą, o jaunimas tuo metu taps savo metų čempionai, savo sporto meistro vardus iškovos. Tai labai smagu, kad slalomas tebegyvuoja. Slalomas ne apie arklio galias. Tai apie galvą, rankas ir reakciją. Čia išmoksi skaityti trasą, jausti automobilį ir suprasti, kad kiekviena sekundė prasideda nuo sprendimo. Slalomas yra toks kaip talentų kasykla, deimantų šlifavimas. Daug perspektyvių vairuotojų, kuriem norisi sukurti tokias tikrą slalomo architektūrą, kad jie lavintų tiek įgūdžius, tiek atrastų patys save, motivaciją, kad mokytųsi to vairavimo subtilybių. Ir tam, kad koptų kitose disciplinose aukščiau. Tai viena priežastis. Antra yra dėl to, kad norisi jau to sportą įtraukti kuo daugiau žmonių. Natūralu, nes mes visi mylim šitą sportą. Tai norisi įtraukti ne tik dėl to, kad daugiau sportininkų būtų, bet tam, kad ir vairavimo įgūdžiai pagerėtų. Dėl to, kad yra galimybė praktiškai visiems sportuoti šią discipliną, būtent slalomo, nes užtenka šalmo, draudimo, galima įsigyti vienkartinės licenzijas, galima labai lengvai užsiregistruoti į čempionatą. Čia dar viena priežastis, o kita tokia priežastis, nes čia tiesiog norisi į miestus atvesti autosporto renginius, tą viešumą, kad susikauptų žiūrovai. Kaip ir tenais aukščiau yra vaikų slalomo trasa, tai kiekvienas vaikas gauna medalį, kad norisi tiesiog įtraukti visuomenę, daryti šventės miestuose ir tokia, kad ne tik koncertai mieste būtų, bet ir viduje miesto autosporto renginiai, nes kitom disciplinom, pavyzdžiui, ten, dar ralio greičio ruožai būna mieste, bet driftas, dragas keliasi dėl triukšmo į užmiesčius, o slalomas yra tokia, kur nėra daug triukšmo, bet galima sukurti tokį renginį, kur netrukdytų ir visuomenė, ir bendruomenė, ir visi lauktų. Kaip ir yra, pavyzdžiui, čia pernai organizavom šitoje trasoje, tai visi miestelėnai puikiai priėmė, jokių nusiskundimų, tai dėl to. O pats esate išbandęs? Aš labai jaunas tą dariau, dar studijų metais, bet kiekvieną trasą tenka išbandyti pačiam. Tai tada, prieš keliolika metų, tai praktikuodavau, važiuodavau, dabar jau nebe, nes laiko nebėra. Reikia organizuoti, prižiūrėti kitas varžybas ir panašiai. Tai noras vien tik tai čia atvažiuoti, tai dar ne viskas. Ką reikia žinoti, ką reikia turėti ir kaip mokytis būtent slalomo subtilybių? Oi, labai paprastai. Iš tikrųjų, slalomas tuo ir žavi, kad nereikia daug įgūdžių, nereikia daug pasiruošimo, aišku, yra reglamentas, taisyklės, bet ten yra viso labo 5 puslapiai, labai lengvai greitai viskas persiskaito, bet ten bendrinės taisyklės, tai ten daug ko nereikia žinoti. Pačių taisyklių slalomo disciplinoje yra 1 straipsnis, tai nepilnas lapas. O įgūdžių, tai visi laukiami, tai važiuoja ir jaunimas, važiuoja ir neįgalūs žmonės. Ir būtent tą mes ir norim propaguoti, kad visos bendruomenės turėtų galimybę. Tai įgūdžių tokių kaip ir nereikia daug. Tai kiekvienas, kuris
pasiekė vairą ir pedalus, jau gali praktikuoti slalomo discipliną. O dėl to pasiruošimo bendrojo, tai jeigu norima dalyvauti čempionate, tai aišku, tada reikia licenzijos, bet ten licenzijai tai reikia draudimo, medicinės pažymos, kuri tinka bendrojo B kategorijos vairavimo pažymėjimui, nuotraukos ir vairuotojo pažymėjimo. Jeigu vairuotojo pažymėjimo nėra, yra jaunuolis iki 18 metų, tai čia kadangi uždara trasa, tai to vairuotojo pažymėjimo nereikia. Tai labai paprasti reikalavimai. Čia kiekvienas praktiškai žmogus gatvėje tą atitinka. Slalome važiuoju jau iš tikrųjų senai. Daug jau metų iš tikrųjų, bet buvo vienu metu apstojus, paskui vėl taip banguotai. Kas būtent patraukė? Šeimos pomėgiai. Nes tėtis organizuoja, tai vyras važiuoja ir taip važiuojam, visi važiuojam. Jūs kuo rūpinasi vyras, aš tik važiuoju, net kalendorių sudėlioja, kuo bus užsiėmus kiekvieną savaitgalį. Tai realiai meilė vyrui ir automobiliam. Taip. Pailiškumą dar taip, bet jo, meilė vyrui ir automobiliam. Kiek metų jau? Plius minus 10, ne daugiau, 12 gal visi. Tokie, kaip su vyru susipažinom, tai taip ir kažkaip su automobiliais daugiau pradėjom važinėti. Ar slalomas, ar kažkas kitas dar automobilių sportas? Man labiau slalomas. Koks krosas, nes ten masinis važiavimas būrys. Man patinka individualumas, pati už save. Jeigu prisidariau, tai pati prisidariau, o nieko kito neliesti ir kad manęs neliestų. Tai slalomas. Slalomas taip pat viena atviriausių automobilių sporto disciplinų. Čia trasoje kartu startuoja tiek patyrę sportininkai, tiek žmonės su negale. Visi nuo tos pačios starto linijos, visi su tais pačiais kūgeliais. Ir viską lemia darbas bei koncentracija. Bandau slalomą važiuoti. Kaip sekasi? Vienas važiavimas gerai, kitas neįvykdymo kažkur pasidariau, bet nelabai dar žinau kur. Kodėl slalomas jums patinka? Slalomas tai nebūtinai, kad nėra tai, kad man patinka. Paprasčiausias autosportas man patinka. Čia kaip ir hobis dabar, tai pirmas etapas slalomo, tai važiuojam slalomą. Bus greituminis, važiuosim greituminį, bus žiedas, važiuosim žiedą. Kiek metų jūs jau įsitraukėt į automobilių sportą? Įsitraukęs gal kiek, 5 gal metai. Šiais metais, jau pirmie metai jau automobilį tam nusipirkau, atskirą jau pabiškį jau kažką rimčiau bandau. Važiavau tik tai malonumą. O kas patraukė? Patraukė, vieną kartą pabandžiau aplink Lietuvą važiuoti. Ir nuo to laiko važiuojam ištisai dabar. Tai kurios dabar šakos jau yra išbandytos jūsų? Realiai visos. Tik tai drifto dar nesu bandęs, o šiaip tai visos slalomus, greituminius žiedus esu išbandęs. O pasiekimai? Pasiekimai pernai aplink Lietuvą neįgaliųjų klasėje pirmas buvau, laimėjau. Ir slalomas tai nėra dar daug pasiekimų dabar. Dar nėra labai daug. Velykiniai visokias laimėlės, bet jie yra jo prizės vietos. Mokinamės kol kas. Tai dabar laukia driftas, ar ne? Ne, į driftą neįsiu. Kodėl? Reikia ir mašinas atskirai turėti. Man driftas nelabai patinka. Bet jeigu būtų automobilis? Pamėginti galima, bet kas bus toliau, nežinau. Jei būtų išmėginti, kodėlgi ne. Visai nėra. Tai iššūkius mėgstat? Taip, bandau kažkaip tai judėti. Molėtai šį kartą tapo ne tik varžybų vieta, bet ir Multi-X projekto startu. Idėja paprasta – paimti vieną automobilį ir leisti skirtingų disciplinų sportininkams išbandyti save visiškai naujose sąlygose. Pradžia sunki. Taip, bet kaip visada turbūt. Kai sankabos pedalą paleidi, tada šiek tiek jau pradedi susipažinti su automobiliu, ką jisai gali. Pripažinsi automobilis gąsdinantis. Tai tas pirmas ratas iš ties buvo toksai kova su automobiliu. Paskui gal antras ratas jau kiek lengviau gavosi, jau jį galima pajusti, kiek jisai slysta, kokią jis galę turi. Plius stabdžiai be stiprintuvo, tai čia reikėjo irgi adaptuotis, kad sustoti toj finišo linijoje tinkamai, būtent kad ta linija išsidėsi tų tarp ratų bazės. Tai smagus potyris iš ties labai. Galbūt šis projektas jūs paskatins dalyvauti kažkur toliau? Aš žinau, kad aš visą gyvenimą bėgu nuo to, kad nedalyvauti, tai geriau gal nereikia dar važiuoti, nes paskui tikrai, tas kablys nenori įsikrenta į kerklę, tai ne, geriau nereikia.
atidėkim kitam gyvenimui galbūt kažkada. Bet smagu laikyti vairą. Ne, tai faktas. Aš visą laiką buvo smagu ir iš tikrųjų aš, kaip pasakyti, ilgą laiką gyvenau su viltim, kad kažkada važiuosiu dar vėl, tai tiesiog kažkaip atidėjau ir aš tikiuosi, kad visam laikui. Tai va, bet projektas įsodino vėl pabandyti ir tas aišku užsikabinė. Aš vat ir ką ir minėjau per atidarimą, kad veteranų slalome irgi su Žiguliu senu teko važiuoti slalomą, ten trasa pakankamai paprasta ir tas rezultatas buvo toks visai neblogas, sakyčiau. Tai nenori užsikabinį iš tikrųjų ir azartinį ir čia, sakau, čia prasmėgti tame, čia labai lengva. Tai visi jūs puikiai tą žinot, nereikia jums pasakoti. Multi-X nėra apie vieną discipliną. Tai apie bandymą suprasti, kuo skiriasi slalomos, dragas, ralis ir kas iš tiesų jungia visą automobilių sportą. Šiaip aš apskritai, kaip pasakyti, automobilių sportui linkiu klestėti, tai ta prasme tiek dalyviams ir šitam čempionate ir kituose čempionatuose. O čia yra tokia, savotiškai nauja idėja, aišku, kažkas sakė sena idėja, faktas, kad ta idėja kažkada jinai erdvėje yra sklandžiusi, iš tikrųjų jinai nėra taip visiškai iš dangaus nukritusi. Tai va, kiek jinai buvo įgyvendinta, aš dabar nepasakysiu, galbūt kažkas ten bandė kažkokią tą idėją vystyti, nežinau, gal ten Golf Auredic taurė, kai buvo, galbūt ten tiesini laikai, aš tiksliai nepasakysiu. Tai va, bet faktas, kad tokio projekto, kaip čempionatinio projekto, ko gero jo tikrai nėra buvę. Lietuvoje, o pasaulyje irgi, nesam lyg tai girdėję apie tai, kad toksai būtų. Tai va, tai aš manau, kad, iš ties, labai smagus projektas ir gali būti, kad tikrai atsirastų norinčių. Aišku, gal gaila bus, kad tie norintys gal pasitrauks iš kažkokio čempionato, kuris orientuotas į vieną discipliną, bet aš manau, kad, žiūrėkim kitaip. Po slalomo dragas. Čia nebėra ilgų trasų ar ritmo paieškų. Čia yra startas. Ir jis arba geras, arba ne. Dragė važiavo ralio atstovas Giedrius Notkus. Žmogus pripratęs prie ilgo tempo greičio ruožuose. Turėjo persijungti į visiškai kitą režimą. Greitą reakciją, tikslų sankabos darbą ir 0 klaidų. Jau iš karto iš toli šviečiu, kad ralis yra numeris 1. Esu važiavęs ir 1000 km lenktynėse, 10 kartų esu dalyvavęs, esam ir laimėję savo klasėje ir absoliučiai buvę 6. Tai patirties turi daug kokių disciplinų, bet dragas buvo kur mažiausiai sudalyvavęs, sakim taip. Vis tiek suprasime, kad automobilis nėra specifinis skirtas būtent šitai trasai, jis skirtas visom disciplinom, jis galbūt truputį per sunkus, galbūt truputį per lėtas, bet mintis yra nelaimėti šiose varžybose, o parodyti patį projektą, jį išviešinti ir kad visi, kaip sakyti, lenktyninkai vieni kitus pažintų, maišytųsi vieni su kitais, kaip čia pasakyti, ir populiarintųsi ne tik tai savo kažkokiam tai grupelėje, bet ir visose lenktynininkų grupėse. Dragas dar kartą parodė, kad kiekviena disciplina reikalauja skirtingų įgūdžių, bet visų jų pagrindas tas pats – kontrolė ir tavo sprendimai. Rugpjūčio 1 savaitgalį Šilalės keliai virto tikra automobilių sporto švente. 4. Lietuvos mini ralio čempionato etapas, 78 automobiliai ir labai daug veiksmo. Multi-X projektui tai buvo rimtas testas. Prie vairo drifto sportininkė Sandra Janušauskaitė, šalia jos šturmanė Dominyka Volongevičiūtė. Juk ralyje be šturmano nieko nepadarysi. Dalyvauju mini ralyje pirmą kartą gyvenime. Kaip manai, ar tavo drifterės sugebėjimai čia padės? Posūkiuose taip. O ką dar pritaikytum? Iš tikrųjų labai sudėtinga pasakyti, nes kol kas per treniruotės važiavau labai ramiai ir gana atsargiai, todėl sunku pasakyti, ar mano kaip drifterės įgūdžiai turės lemiamos įtakos pačioms varžyboms ir ką galėčiau pritaikyti, bet manau, kad visas bendras pojūtis tikrai prisidės prie geresnių rezultatų. Iš tikrųjų, tai man toks pirmas kartas su tokiu visiškai šviežiu naujų žmogum. Tai man čia toks irgi gal tikslas įsivertinti save, kaip aš galiu iškomunikuoti tai, ką aš jau žinau, ką aš moku. Tai tas irgi labai įdomu. Driftas svarbiausias slydimas ir kontrolė. Ralyje greitis, tikslumas ir pasitikėjimas scenograma. Šilalės greičio ruožai privertė greitai mokytis ir prisitaikyti. Nemeluosiu, buvo sunku. Reikalauja ištvermės daugiau nei tikėjausi. Ar dar kartą kartotum?
gerai pagalvočiau. Jo, labai gerai varė. Iš pradžių pirmi dobai tokie buvo prisipratimui, dabar jau šitus važiavom žiauriai drąsiai varė. Labai patiko, tikrai. Man atrodo, labai greitai galima su jie tobulėti. Kaip tu manai, jei dar pasiūlytumėm kartu pravažiuoti, tarkim su tavim? Jo, važiuotum? Galvojam apie Dakarą. Dakaras planuosi. Labai fainai, smagu. Ir tai tik dar kartą įrodė, Lietuvos automobilių sportas gyvas, atviras ir pasiruošęs naujiems iššūkiams. Tai buvo dar viena automobilių sporto laida. Jeigu patiko, parašykite komentaruose, ką dar norėtumėte pamatyti, kokius sportininkus pakalbinti, kokią discipliną išbandyti. Susitiksime kitoje laidoje.